mėgstu skaityti pasaką. Ligoninėje daug skaitau. Greit bus knyga Pasakų namučiai. Skaityk ir tu. Pasakų namučiai. Tai unikali skirtingų pasakų autorių bei dailininkų knyga, kurią Paramos ir labdaros fondas Pamunė nori skirti savo būsimiems skaitytojams ar klausytojams dėl vieno labai kilnaus tikslo. Visos lėšos surinktos už parduotas Pasakų namučių knygeles bus skirtos onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimos namučių statybai. Šie namai vaikučiams svarbus, nes juose jie galės gydytis bei sveikti kartu su savo tėvais neligoninės aplinkoje, jausdami šalia savo mylinčią šeimą. Kviečiame apsilankyti vasario 20–23 dienomis Vilniuje vyksiančioje knygų mugėje, kurios metu galėsite įsigyti knygelę Pasakų namučiai. Mes, knygelės Pasakų namučiai autoriai ir dailininkai, savanoriškai sutikome prisidėti prie šio be galo gražaus projekto, tikėdami, kad bent maža dalimi galime padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Juk kiekvienas iš jūsų būtų padaręs tą patį, tiesa? Kartu mes galime padėti vėžiu sergantiems vaikams pasveikti.